Kuveitas. Šokas nuo prabangos. Kosminiai mokesčiai Saudo Arabijoje, dar daugiau dovanų ir kiek kaljanų galima užkurti su vienu kemperiu. Nepatikėsit, esu Kuveito muitinėje, laukiu dokumentų, tai čia ant stalo yra datulių, pavyzdžiukas, kava, servetėlės. Čia sakė, mirkytė taip reikia ir labai skanu. Ir iš tikro, labai skanu. Tai Kuveito muitiniai už mane sumokėjo darbuotojas $10 už renginą, tada mane pavaišino arbata ir mane pakvietė vakarienės. Ir nieks neprašo fotkintis. Stebuklas šičia yra. Mes dabar visi valgom vakarienę muitiniai. Ar skanu buvo, brangioji? Sėkmingai jau pravažiavom mes Iraką. Dabar esam Kuveite su kemperiu. Važiuojam toliau. Iš Irako į Kuveitą. Čia kitas pasaulis. Čia kokie skanūs pyragėliai, Starbucks esam. Ir kortelės veikia, ir viskur maistai turi. Jėzu, kaip gerai. Aišku, čia ir kainos kur kas didesnis. Išėjom pasivaikščioti, čia yra toks Arabian Gulf Street. Štai visai kaip Prancūzija ir tada atsisakė čia. Nerijus sakė, kad tik 5 Ferrari pravažiavo. Atėjome į Kuveito žuvų turgų. Vaizdas ir kvapas kitas. Man atrodo, čia yra laimingiausia katė. Gyvena žuvies turguje. Perkam tigrinės krevetės, bet tokias pačias didžiausias. Ir kainuos apie 15 eurų kilogramas. Kuveito valtis, kurios pristato produkciją į žuvies turgų, atvažiavo ledas. Great! Indai dirba kuveitiečiams. Indai čia kartu ir gyvena, matom. Labai daug drabužių, sudžiautų, padžiautų. Ir štai turim šiukšlynų Kuveito centre. Benamės katės. Gulis, ilsėsi, pienuko atnešta, maistuko pridėta. Ops, neįdomu. Vaizdas už milijardą. Pasirodo, čia to Kuveito labai daug yra. Aš galvoju, kad jis mažesnis miestukas, bet ne. Visa pakrantė. Dabar ją visą reiks apvažiuoti. Kokia amerikietiška vieta Kuveite. Einam pasivaikščioti. Islamo valstybei. Eini, niekas nedirba, o į kokteilį sudėti. Šaltuvas irgi gal atrakintas. O, šaltuvas. Atidarytas šaldytuvas. Kokteilį čia sudėti. Niekas nevagia. Nu niekas. Kuveito parduotuvė. Čia reikia dauginti iš 3 maždaug. Nu, kainos jau čia atitinkamas. Nu, už kokybę, kaip sakant, reikia susimokėti. Tikrai viskas gražu, tvarkinga, anglų kalba. Nu, man čia patinka, kaip sakant, gyventi galėčiau. Jūs nepatikėsit, aš jau taip įpratau čia važinėt, aš jau pradėjau raktelius palikinės spineliai, kažin kas bus, kai grįšiu. Brangioji čia daro valgyti. Mes turim gigantiškas tigretės. Welcome. Thank you very much. Thank you. Welcome. Amazing country. Thank you. Išvažiuojam iš Kuveito, kad ir trumpai, bet buvo labai faina. Sveiki, broliai lietuviai! Dabar esam Saudo Arabijoje. Čia buvo labai stiprus vėjas ir prastai girdėjusi, ką kalbėjau. Bet sakiau kažką tokio. Like, share, subscribe. Taipogi apsilankykite mūsų puslapyje Kemperiai 365 ir išsirinkite kemperį savo svajonių kelioniai. Saudo Arabijos parduotuvė, nu tai aišku, prasideda nuo vaisių rojaus. Kainos truputį brangesnės negu Lietuvoje, bet šiaip kokybė tai atrodo labai gerai maisto. Čia vietinės bulvės tai yra kokosai. Važiuojame į Bahreiną, o čia Persijos įlanka. Toks ilgas tiltas. Nu, sakyk, ką galvoja tada Bahreiną.
Plėdas. Neįleido, prisigalvoju visokių mokesčių, kad mes už savo Fordelį turim $6,000 susimokėti, kad neparduotumėm jo be mokesčių. Ir nusprendėm nevažiuoti, aš ten turėjau susitikimą ir dabar sėdėm. Važiuojam dabar prie jūros, ten pilna kemperių stovi, tik nerandam kaip nuvažiuoti. Va, kemperiukas. O čia viskas paprastuoju būdu, tiesiog imi ir suki ant smėliuko. Valdžia supylė kažkokią tai pakietinimą ant smėlio, tam, kad visi kemperiai, visi galėtų privažiuoti prie jūros. Galų gale atėjo ir mūsų poilsio tikroji diena. Esam Saudo Arabijoj ir pas mus iš gretimų automobilių atėjo žmonės susipažinti. Atnešė kvapų, atnešė datulių, negi datulių mums davė dovanų ir atnešė dar kavos. Bet ta kava labai įdomi. Jie turi tokį kažkokį augalą, susidėjo, čia leidžia, čia filtruoja ir ta kava irgi labai skani. Thank you very much. Gavom dovanų, žiūrim kas. O, kiek datulių. Gerai, kad šiandien nepirkom. Nu ką, gersim arbatą ir valgysim datulės. Moteris vaikščia po vandenį, bet ji nepasikelia suknelės. Ne, ten vyras iš vis. Nu kaip ir nebeturėčiau stebėtis, bet vis tiek paskui iki šalta bus. Esam Saudo Arabijos paplūdimy, va ten tiltas veda į Bahreiną, ten Bahreinas šviečia. Čia jų Persijos įlanka ir vat mašinos ir jos visas gali atvažiuoti prie pat jūros ir dega laužiukai. Mes irgi čia ruošiame savo laužiuką Saudo Arabijai. Jaunimas paprašė kaljano angliukus užkaisti, čia 10 vienetų. Normaliai parūkys. Kad ir kaip ten buvo gera, turėjom tęsti kelionę į Jungtinius Arabų Emiratus. Važiuojam ir matom tokį kaip prekybcentrį. Čia yra Saudo Arabijos prekybcentriai. Maistai, gatvės maistai. Toj degalinėje yra tik dizelinas, benzino nebėra. Tai šitas bičas įsirodinėja, kad važiuoja, kad lauks, nes benzino nebėra. Tai dykumoje gali būti ir šitaip. Įpylėm kuro 40 litrų, 108 jų vietinius pinigus. Vienas vietinis pinigas kainuoja 25 centus. Tai čia mes įsipylėm po 55 centus už litrą dizeliną. Karolina naują vietinę draugą susirado. Broli, kur pamatyt lakstienos? Kitoje serijoje matysite,